Sveiki mano brangieji, šiandien gabinsime ypatingą lašišos kepsnį. Tai bus tikrai šventinis, sekmadieninis kepsnys. Mums aišku, žinoma, reikės lašišų steikų, kaip matote, tokie pjausniai. Ir garnyrui mes naudosim, kaip visada, ryžius nepaprastus, o basmati, kur yra mūsų būtent tiekėjas Royal. UAB, aš jau ne pirmą kartą sakiau, ryžiai yra fantastiški, ir aromatas, ir kvapas. Jie yra parvežti iš Indijos. Toliau, reiškia, su ryžius mes darysim su daržovėm. O daržovės yra, kaip matote, tai yra saldžioji paprika, geltonoji, raudonoji, morkikės, salieras, saliero reiškia daigas, svogūnas ir česnakas. Aš jį susmulkinau ir kai ryžiai pas mus apvirs, mes apkeptas šitas daržovės sumaišysime su ryžiais ir naudosime kaip garnyrą. Na ir žinoma, dar įdėsiu šviežių žirnelių. O lašišos padažui naudosim kaparėlius, česnaką, svogūną, žinoma raudoną ikrą, saulutės sviestą, naminę grietinę, na ir alyvuogių aliejų apkepti. Na ir kągi, brangiai, pradėsime. Dabar mes ką darom? Mums reikia būtinai išimti kaulus. Išpjaustyti, kitaip sakant. Taip. Ir kitą pusę. Taip. Dabar išpjaustysim kaulus ir šiek tiek pamarinuosim mūsų lašišą. Ir jinai, kol ruošim visas daržovės, apkepinėsim ir apvirdinėsim ryžius, lašiša pas mus šiek tiek pasimarinuos. Taip. Dabar taip, maždaug. Taip, susukam. Jo. Ir tą patį padarom su kita lašišos gabalu. Su kitu lašišos gabalu. Štai. Išpjaunam, mums kaulų nebereikia. Štai. Išmetam. Irgi susukam. Tam, kad pas mus būtų gražus kepsnys, aš dar paimsiu ir surišiu virvutę. Vat jis tada pasiliks savo formui. Va taip. Va. Ir turėsime du gražius kepsnius. Štai. Ir dar vieną mazgą. Taip, nereikalingą virvutę mes apkirpsime. Ir tą patį padarysime dabar su kitu gabalėliu. Kaip matomėt, lašišos kepsniukai paruošti, kai vadinamas tie. Dabar aš imu, žinoma, druskytės. Tarp kitko naudoju Himalajų druską. Jinai man labai patinka ir labai nuostabiai skoniai gerai. Pipiriukai. Ir žinot, ką aš jums dar galėjai pasakysiu? Aš naudoju saudos prieskonius, kurie žuviai yra paruošti. Tikrai žinokit, puikus, labai puikus prieskoniai. Nes čia yra žolytės natūralius ir aplamai geri prieskoniai. Ir žinoma, aš pašlakštysiu, turiu, kaip matote, baltųjų triumų alyvuogių aliejų. Tai dar jo pašlakštysime. Nu, kas neturite, galite paprastą alyvuogių aliejų. Va taip va. Štai. Nu ir tą patį padarom su kita pusė. Kągi, ryžius mes užstatėme. Ir dar ką noriu jums paminėti, brangiai. Jeigu jūs norite, kad būtų birus ryžiai, aš vieną ryžių stiklinę pilu ir 2 stiklinės vandens. Tada dar šaukštelį druskos ir šlakelį saulėgrąžų aliejaus. Viskas. Ir duodam ramiai žvirti ryžiams. O tuo tarpu aš įkaitinsiu alyvuogių aliejų ir apkepsiu daržovę. Daržovės kepasi. Kvapai kokie. Česnakas, labai matas, šviežias česnakas jau, aš naudoju šviežią česnaką. Jis labai gerą aromatą duoda. Daržovės jau praktiškai. Brangiai, ką noriu pasakyti? Jokiais būdais neperkepkite. Daržovė truputį turėtų būti tokios traškios. Tai štai, į pabaigą dabar pilu žirnelius. Praktiškai minutę dar su žirneliais pamaišome. Ir viskas. Ir nuimam nuo kaitlentės. Tegu savo pailsi šiek tiek daržovės. O jau ryžiai pas mus, kaip matote, irgi verda.
išvirs ryžiai, mes sumaišysim, kaip minėjau, daržovės su ryžiai. O spalvos kokios? Geltona, žalia, raudona, kaip Lietuvos vėliava. Dabar kaitiname kitą griliaus keptuvę, pilame alyvuogių aliejus, įkaitinam. Gerai reikia kaitinti. Ir pašausime mūsų lašišos kepsnius. Taip. Ne, dar neįkaito. Štai keptuvė įkaito. Dedam vieną kepsnį. Dedam kitą kepsnį. Ir kažkur tai po 2-3 minutės. Lašiša apiskrudeno, kaip matote, įgavo riešuto spalvą. Ir aš dabar pašausiu ją į orkaitę kokių 10 minučių, ne ilgiau. Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių, nuimu rankeną ir grinai 10 minučių. O kol lašiša ruošiasi iki paskutinio savo atodusio, mes paruošime padažą. Kaip ir minėjau, milų kaparėlius, česnakas, svogūnas ir sviestukas. Ir dabar viską apskrudensime. Kaparėliai su česnakais ir svogūniniais tarpikliai dabar dedam dosnų šaukštą grietinės kaimiškos. Ir gerai išmaišom. Praktiškai išjungiam kaitlentį. Ryžius aš irgi išjungiau jau. Jie dabar matot kokie? Jie bus tikrai birus. Štai gerai pamaišom. Čia padažas bus kosmosas. Ir žinokit, aš kaifuoju, aš tikrai kaifuoju nuo savo darbo. Ir aš tikrai esu Dievui dėkingas, kad mane apdovanojo tokią dovaną gaminti maistą ir maitinti tautą, kad tauta būtų soti ir laiminga. Na štai, dabar paskutinis štrichas. Beriam ikrą, visą ikrą. Ir gerai išmaišome. Viskas nuimam nuo kaitlentės pilnai. Gerai išmaišom ir mūsų padažas kaip ir jau gatavas. Štai, viskas. Na ką, mėlyje, bandom serviruoti. Taip, dedu mūsų sumaišytus ryžius su daržovėmis. O kvapas koks. O koks kvapas. Tikrai, tie basmati ryžiai, žirniai labai gerą kvapą duoda, švieži. Štai šiek tiek paspausiu. Ir dar noriu vieną paslaptį pasakyti. Aš kada dedu dabar į šitą formelę ryžius, aš patepiau formelę aliejumi, kad nepriliptų. Štai, dabar taip, mes formelę nuimam. Toliau aš dabar dedu kepsnį. Dedame lašišos kepsnį. Dabar. Taip, dabar užpilu šiuo padažu. Toliau būtinai papuošiu našlaitėmis. Gal va taip va. Čia irgi mano augintos našlaitės. Taip. Ir dar. Ne. Gerai. Taip. Ir dabar pabarstysiu šiek tiek krapukais. Dabar dar užpilsiu, reiškia, padėsiu, aš pirštinių nemūvėjau, dedu šviežių agurkų pjaustytų. Taip, užpilu savo padažu,
skanių. Ir dabar, brangiai, pats didžiausias, tai yra triumas, kaip ir minėjau, mano brangiai parvežė iš Italijos. O čia mano princesė parvežė iš Italijos, vėlgi, pjaustyklė triumams, įsivaizduojat? Ir dabar ką aš padarysiu? O. Nu, fantastika. Įsivaizduojat, koks gavosi patiekalas. Kągi, mėlyji, bandykite, gaminkite, improvizuokite, skanaukite ir valgykite. Skanaus jums!